Ištikus kriziai, vaikai į patiriamą stresą reaguoja stipriomis emocijomis, kūno reakcijomis ir pakitusiu elgesiu. Vaikams patiriantiems krizę svarbu laiku suteikti pirmąją psichologinę pagalbą, kurios tikslas sumažinti stresą ir atkurti saugumo bei kontrolės jausmą. Taigi pristatome jums 3 pagrindinius principus, kuriais svarbu vadovautis teikiant pirmąją psichologinę pagalbą. Principas stebėk. Įvertinkite aplinkos saugumą, vaiko paveikumą ir pažeidžiamumą. Ar vaikas yra likęs vienas, ar yra fizinių sužalojimų, kokios vaiko emocinės reakcijos. Principas išgirsk. Ramiai prieikite prie vaiko, prisistatykite, išsakykite savo norą padėti, atliepkite pirminius saugumo ir ramios aplinkos, šilumos ar vandens poreikius. Išklausykite vaiką neklausinėdami smulkių detalių, o priimdami reakcijas ir jausmus. Paaiškinkite, kad jie normalūs stresinėje situacijoje. Principas nukreipk. Suteikite amžių atitinkančią informaciją. Paprastai paaiškinkite, kas įvyko, kas vyks toliau. Padėkite susisiekti su artimaisiais, jei reikia su medikais ar vaiko teisių gynėjais.